Sveiki. Šiandieną yra 2026 metų vasario 16 dienos vakaras. Vakaras, kada ryt mes įžengsim į labai svarbų ir naują etapą savo gyvenime. Tai yra vasario 17 dieną. Atsistoja pasaulis į nulinį tašką. Tai yra stipri energija. Kodėlgi stipri energija? 3 susijungimai. Saturnas, pirmasis tai yra Saturno planetos įėjimas į nulinį avino laipsnį. Tai yra į taiką, į ramybę, į tai, kas buvo prieš 30 metų. Prisiminkit, kas jūsų gyvenime buvo 1996 metais. Ir tai bus būtent apie tai. 30 metų Saturnas bus šitokioj pozicijoje. Jis kas 2,5 metų pakeičia kiekvieną zodiako ženklą. Dabar 2,5 metų jis būtent bus avine. Ir šis laikas, šie metai, tai yra ugninio arklio metai. Ta pačia diena, tai yra vasario 17 diena, tai yra rytoj. Saturnas tai yra planeta, kuri atidaro karmą ir senus dalykus mūsų gyvenimo. Tai yra stabilumas, struktūra, laikas, tai Saturno energija. Jisai 30 metų stojasi vėl į naują vagą. Ir tai, kas įvyks, kaip tu rytoj pragyvensi, tai nulems tavo labai ilgus metus. Ką tu įdėsi į rytojaus nulį, į tuštumą, į tuščią baltą lapą, į visiškai tuščią, kuris lyg tavo gyvenime tau yra duodamas naujas šansas. Vat lyg taip, tu gyvenai ir štai gavai tuščią baltą lapą. Ir šitas baltas lapas, jis pakeis tavo visiškai gyvenimą. Arba tu gyvensi kaip ir gyvenai po senoviai ir tu visiškai nieko nepakeisi. Reiškia, kad tavo gyvenimą valdys kiti, bet ne tu. Tai gal geriau pradėti valdyti pačiam savo gyvenimą, nei leisti, kad kažkas kitas valdytų jį. Tai pirmas aspektas, tai yra labai stiprus, tai yra 30 metų Saturnas, sąžiningumo dienoje, tai yra rytoj, įeina į būtent avino ženklą. Antras aspektas, tai rytoj prasideda ugninio arklio arba Jan energija. Tai yra karma, greities, tai yra metai eis labai greitai, ugninio arklio proveržio metai. Jeigu taip imtumėm pasaulio mastu, ugninis arklys tai yra nauji vardai politikoje, proveržio laikas, naujas bandymas, aš esu, iniciacija savo, aš galiu pradėti viską iš naujo, aš galiu pasirinkti, kad aš kuriu savo gyvenimą. Arba tu būsi tas, kas kurs kitų gyvenimus, tai gal geriau pasirinkti savąjį kurti. Jan energija, jinai labai stipri, bet jinai yra labai pavojinga. Ir šitokia situacija buvo maždaug 1966 metais, prieš 60 metų. Ir tai yra nerimastingumo energija. Ja iš tiesų suvaldyti, pirmiausia reikia pradėti nuo savęs, kad viduje būtų ramybė, o ne chaosas. Tai antras aspektas, tas vadinamas dvasinis trikampis labai stipriai įsibėgs. Ir jeigu mes šito nesuprasime, kad tas dvasinis trikampis yra skirtas būtent mums, būtent tam
kad mes užaugtumėm, kad mes kitaip pradėtumėm į viską žiūrėti. Trečias tai yra, rytoj bus žiedinis saulės užtemimas. Ir kai mėnulis atsiduria tarp saulės ir žemės, kelioms minutėms atsidaro lyg kosmoso akis. Tai yra juodas vyzdys, aplink degantis lankas ir lyg kosmosas žiūri žemę. Tai yra vadinama dar kitaip Dievo akies atsidarimas. Ir būtent tame momente galima sukurti labai didelius gerus dalykus. Tas pirmo zodiako pirmas laipsnis startui, tai yra pati nuostabiausia diena. Ir rytoj sukurtos manifestacijos duos labai didelius vaisius. Tik nelaukit tų vaisių po 2-3 dienų. Tai 2027 bus struktūrizacija, statymas, laikas padėti pamatus sistemų sukūrimui. Iš tiesų, reali vertė ateis tik 2028 metais. Tai yra duos pirmą materialinę naudą būtent jūsų gyvenimuose šios dienos. Tai yra vasario 17 dienos teisingas pragyvenimas. O koksgi jis gali būti pragyvenimas, į ką atkreipti dėmesį? Labai svarbu, kaip tu kvėpuosi. Kuom tu kvėpuosi? Kvėpuosi pozityvų, negatyvų. Kokius garsus girdėsi? Tik keikiančius viską, negatyvius garsus, ar vis dėlto rinksies klausytis meditacijos, gausos muzikos, galų gale mantros om ir ją pats kartoti. Ir kokioj tu specifiniai būsenoj sutiksi šią dieną. Ir ar ši diena tau duos daug ar mažai. Priklausys tik nuo tavęs. Šitas perėjimas jau prasidėjo nuo 7 vasario, jis tęsiasi iki 17, vadinamas koridorius. Ir tai yra koridorius į kovo 3. Ir šiuo metu yra labai svarbu paleisti viską, kas sena, viską su didžiulė meile palydėti, išrašyti, išsakyti, padėkoti, atsiprašyti. Tai yra laikas būtent tam. Ir jeigu tu vasario 17 dieną pragyvensi baimėje, bus krizė. Jei pragyvensi drąsoje, bus sėkmė, nes tai bus tavo naujo gyvenimo strategija. Paspausk patiktuką, kad kuo daugiau žmonių pamatytų, ne dėl pažymėjimo ar dar kažko, bet dėl to, kad tu paspausdamas patiktuką ir prenumeratą, tu pasakai pasauliui, aš dalinuosi šviesa. Ir ši šviesa sklis nuo vieno prie kito. Ir taip tu padėsi pasauliui, kad ta šviesa labiau šviestų. Su jumis Eligija ir skaičių magija. Ir lai pasaulį gaubia tik šviesa. Ir tikrai linkiu sustatyti savo nuostabią vasario 17, sukuriant naują, visiškai naują savo gyvenimą 30 metų.